Sveiki. Piktas aš ir vėl. Piktas ne todėl, kad visi jo pradėjo įkyrėti su savo sukamais vlogais apie aktą. Kaip tik yra džiugu, kad apie tai yra vis plačiau kalbama ir panašiai, bet... Tikriausiai ne aš vienas pastebėjau, kaip pastaruoju metu atsirado daug videoblogų, kurie yra sukami temą pasirinkus aktą. Visi šneka, suka vlogus apie tai, kas yra iš tikrųjų gan gerai. Kadangi visas šis reikalas su aktą nėra vien ignoruojamas ir stebimas išsidreibus krėslę, žiūrint teliką ir žinias ir laukiant, kas čia bus. Bet didžiulis akmuo į jūsų daržą būtų toks, kad jeigu jau pasirinko tokią gan plačią, labai plačią temą, apie ką jūs šnekėsit savo videoblogę, kuriam jūs žmonėm bandot paaiškinti, kas yra aktą, bandyt tai aptart ir panašiai, tai nors būkit geri, pasiruoškit iš anksto tokiai rimtai temai prieš sukdami vlogą, kad šnekėtumėt bent jau įdomiai, nors įdomiai ir informatyviai, kas yra svarbiausia. Nors pastangos irgi yra žinoma pagirtinos. Nors pastangos irgi yra žinoma vertinamos, bet tai nėra kažkas tai šnekėt į kamerą, pristatant save, kažką apie save ir savo laisvalaikį, ar šiaip balaka, kas šauna į galvą. Dauguma net nelabai supranta, kas yra aktą, ko jis siekia, kokie yra jos niuansai ir ką jis slepia ir kokie iš tikrųjų jos grėsmė ir panašiai, bet vis tiek pilsto iš tuščio į kiaurą, kad tik pašnekėtų tokia populiaria ir aktualia tema ir kad kuo daugiau laikų tikriausiai prisirinktų. Panašiai ir daugelis komentuojančių kokius nors straipsnius ar dar ko nors, kurie irgi kažką išgirdo apie tą aktą, bet parašys daug ir parašys šu. Aišku, dar kartą pasikartosiu, jog tai nėra blogai, kad yra kuo plačiau ir kuo labiau šnekama apie tai ir panašiai, bet jeigu jau šnekat apie tai, tai nors žinokit, ką šnekat ir apie ką. Pasaulyje ir šiaip vis daugiau šūdo vyksta. Vis jaučiasi, jog vyriausybės vis labiau ir labiau ima nebegerbti žmogaus. Vis labiau jaučiasi, jog vyriausybės nori žmogų paversti kažkokią tai nemąstančią lėlę ir paskui ją valdyti kaip marionetę. Visokiais absurdiškiausiais įrankiais. Be to, ar žinojot, kad Kanadoje žadamas priimti įstatymas, kurio dėka už kaukės dėvėjimo protestų metu grėstų iki 5 metų kalėjimo? Taigi, apie aktą daug šnekėt nežadu, bet kol kas, kiek žinau, trečiadienį aptarusi sutartį vyriausybė nutarė, kad kol kas sutartis per daug neaiški, kad būtų galima ją ratifikuoti, be gilesnių diskusijų su visuomenė. Kiek diskusijos truks? Taigi kol kas aktą yra kaip ir sustabdyta, bet tik kol kas, taigi budrumo nereikėtų prarasti ir neatsipalaiduoti per anksti. Išsidrėbti fotelį ir kažko tai tikėtis, galvojant, jog tavęs tai neliečia. Tai liečia visus. Taigi prieš tai reikėtų veikti toliau. Bet aišku, ne kokiais nors kvailais išpuoliais, smurtais ir panašiais bukais veiksmais. Sakysi, kaip galiu prisidėti prie bandymo stabdyti aktą? Paprastai. Tinka viskas. Išskyrus smurtą. Gali internete stopaktą.lt susirasti skrajučių, plakatų ir panašiai, kuriuos galėtų spausdinti ir nešioti po miestą, kabinėti stotelėse, skelbimų lentose, kur tik tau papuola po ranka, kad kuo daugiau žmonių apie tai sužinotų, nes kol kas pastebėjau, kad dar yra žmonių ir gan nemažai, kurie net nežino, kas tas aktą, klausia what the fuck ir daugelis jį vadina actu. Vieną dalyką, ką galiu pasiūlyti, tai yra idėja, kuri tikriausiai plistų tik po socialinius tinklus, po internetą. Nusifotografuoti save, užsidengus burną su popieriuku ar užsiklejavus pleistru, ant ko būtų užrašyta aktą ir po to uploadinti į Facebooką ar Twitterį ar dar kažkur MySpace'ai ir panašiai, kuo plačiau tuo geriau. Ir platinti tą idėją, kad kuo daugiau žmonių prie to prisijungtų ir būtų kuo labiau pastebimas žmonių nusiteikimas prieš aktą. Pavyzdys, kaip tai turėtų maždaug atrodyti, yra mano Facebook fanpage. Bet to esu kelis pastebėjęs Facebook'e jau taip darančius. Taigi linkėčiau žmonėms nebūti abejingiams prieš kažkokį kurį net pasirašė nežinant niekam ir buvo sudarytas asmenų, kurie net nėra išrinkti demokratiškai atstovauti žmonių interesams. Tai yra jie nei mūsų valstybės, nei Europos Sąjungos įstatymų leidėjai. Užtenka būt mulkinami. Gerai, užteks čia apie šitą dalyką. Turėčiau pranešti apie mitų naikintojus. Kadangi Facebook fanpage'uose kažkodėl stebuklingai dingo diskusijų lentos, todėl pradingo ir iš seniau jūsų užsilikę duoti mitai ir panašiai. Todėl dabar norėčiau jūsų paprašyti, kad užduotumėt mums naujų mitų, o ne klausimų, kurie skambėdavo kaip ar tiesa, kad mano kojinės juodos? Ar tiesa, kad katė nušokus iš medžio nutūptų ant kojų bei susilaužytų uodegą? Ar tiesa, kad šiais laikais 14-metės atrodo kaip 23 metų moteris? Ir taip toliau ir panašiai, aišku, tokių nebuvo, čia buvo tik pavyzdžiai. Užduokit mitus, o ne klausimus, o juos galite rašyti komentaruose
nes kol kas nesugalvoju daugiau kur kitur rašyti ir išsirinkę mitus mes tikriausiai pradėsim darbuotis jau. Oho. Kodėl vidury savaitės susukau vlogą? Nes apsirgau ir grįžau namo iš Klaipėdos ir turėjau laisvo laiko šiek tiek. Ir susukau video blogą. Gerai, šiandien tiek. Iki kito tikriausiai greito karto. Sveiki, gerbiami žiūrovai. Šiandien, kaip ir tapo įprasta, laidelė prieš galą. Po tokios rimtos Sigito temos, manau, reikėtų atsipalaiduoti ir paskaityti auksines mokinių ir taip toliau mintis, kurias turbūt parašė per kontrolinius ir per kitus nesąmonės pamokas. Ir pirmoji auksinė mintis ir tiksliau sakinys yra: mano įsimintiniausia diena – tyli Liepos naktis. Turbūt tau buvo apsiniaukusi diena. Gerai. Tvardykimės ir baigime juoktis. Antrasis auksinė sakinys yra labai įdomi mintis iš tikrųjų, kurie skamba taip. Ji buvo labai išsilavinusi, todėl kvepinusi kvepalais. Taigi, gerbiamos ponios, jeigu norit atrodyti kažkiek tai protingesnės, išsilavinusios, tai pasikvepinkit. Trečioji ir paskutinė šiandienos auksinė frazė labai įdomi ir labai su gilia mintimi. Ir taip toliau. Miesto centre auga parkas, apsodintas mūsų tėvais. Na kągi, tiesiog labai įdomi mintis. Apsodinti parką tėvais. Turbūt saugesnis parkas. Arba geriau auga medžiai. Na, nesvarbu. Šiandien mūsų laidoje tiek. Susimatysime kitą kartą laidelėje prieš galą. Ir iki greito, gerbiami žiūrovai ir taip toliau. Покажи пили.